Matematika tai mokslas, kuris gyvuoja tiek, kiek pati žmonija. Senovės graikai buvo puikūs matematikai, tačiau prasti fizikai. To priežastis – vergvaldžių įpročiai. Matematika tai proto darbas, nuo fizikai turėjo stebėti visiškai neidealią žemiškąją tikrovę. Tačiau mes gyvename 21 amžiuje ir čia viskas kiek kitaip. Galvojate, jog fundamentaliai mokslai nuobodu, likite su laida Tai KTU ir pamatysite, jog gali būti kitaip. Šiandien susipažinsime su fundamentaliųjų mokslų fakultetu, tad žiūrim. Fundamentaliųjų mokslų fakultetas įkurtas 1993 metais, apjungus matematikus ir fizikus į vieną fakultetą. Šiuo metu fakultete dirba virš 80 dėstytojų, iš jų virš 50 yra mokslo daktarai, docentai, profesoriai. Šiuo metu mes teikiam 8 studijų programas, iš jų 3 bakalauro studijose, 4 magistro ir 1 daktaro studijų programą. Tiek bakalauro, tiek magistro studijose galima studijuoti taikomosios matematikos, taikomosios fizikos, medžiagų mokslo studijų programuose. Magistrė mes turim dar vieną programą medicinos fizika, daktaro studijose fizikos studijų programą. Fakultetas gali pasidžiaugti šauniais studentais, puikiais dėstytojais bei suteikiamomis patraukliomis verslui studijų programomis. Mes turim kvalifikuotų ir nemažą patirtį turinčių darbuotojų kolektyvą, jie aktyviai dirba mokslinį darbą, publikuoja straipsnius prestižiniuose užsienio žurnaluose. Pagal publikacijų skaičių fakultetas jau daugelį metų yra vienas iš pirmųjų universitete. Programos studijos nėra lengvos, tačiau sunkiai užgrūdina ir suteikia gebėjimus, žinias, kurios ateityje gali būti panaudotos labai plačiai versle bei pramonėje. Daugiausia tie studentai, kuriems sėkmingai sekėsi mokykloje mokytis tiksliuosius mokslus, ir tai daugiausia būna apsisprendę studentai, žino, ko nori. Pavyzdžiui, šiais metais 60% įstojusių į mūsų fakultetą, mūsų fakulteto specialybės nurodė pirmoji noru.